Taip, sveiki visi. Šiandien gausiai susirinkę. Ačiū šokėjams Diamond Show už pasirodymą, transformaciją, kūno transformaciją. Ir iš tikrųjų ir pati Rivilė transformuojasi, juda į priekį. Ir šiandieną norėtumėm pristatyti jums vieną iš tokių transformacijos pavyzdžių, kur mes iš tikrųjų nujudėjom. Tai yra Rivilė Mgama. Taip, tai iš tikro viską, ką mes kūrėme ir darome, iš tikrųjų ateina ne iš kažkur kitur, o iš mūsų klientų, tai yra iš jūsų. Ir prieš kurį laiką girdėdavome jūsų poreikį, norą, pageidavimą turėti sistemą, kurioje darbuotojai galėtų pateikti savo atostogų prašymą, pasižiūrėti atostogas ir, aišku, vadovas, kad galėtų patvirtinti, ar ne? Bet, aišku, tie norai buvo išreikšti su tam tikrais apribojimais. Tai apribojimai būdavo išreikšti taip, kad vartotojų į gamą įleisti nenorim. Tam, kad jie užpildytų prašymą, reikėtų kažkiek bent apmokyti ir parodyti, nes kai žmogus nei kart nematęs, iš tikrųjų būtų sudėtinga jam nueiti ir rasti, kur ten reikia ką užpildyti. Vadovui iš planšetės irgi nelabai patogu, ten skaičiukai maži, daug baksnuot, laiko jis neturi. Tai iš tikrųjų, vertinant tokį poreikį, tai buvo kaip ir aišku, ką reikia daryti, kad reikia kažkokio specializuoto internetinio sprendimo. Taip, tai vertinant mūsų sprendimus internetinius, tai čia buvo tikrai ne pirmas. Internetinių sprendimų turime. Tai pradedant nuo pačio internetinių sprendimo pagrindo, tai mes turime Rivilė API. Tai yra daiktas, kuris naudojamas trečiųjų šalių, norint integruoti pačią jūsų Rivilė gamą, ten, kur yra apskaitos duomenys ir panašiai. Ir tų integracinių sprendimų, jų yra šiai dienai tikrai nemažai sukurta, API raktų yra gal keletą tūkstančių išduota ir tas skaičius vis didėja. Ir tai reiškia, kad tiek yra integracijų šiai dienai veikiančių. Ir klientai iš tikrųjų tą labai smarkiai, tie, kurie pajaučia tą visą naudą ir gėrį, ką galima pasidaryti pačią gamą, aplipdant dar papildomai specializuotais sprendimais. Tai kaip pavyzdys, ar ne, klientų valdymos CRM sistemos. Tai jie iš Rivilės gauna istorinius duomenis, mato senus pardavimus tam klientui, mato kokie buvo klientai, gali iš CRM sistemos sukurti dokumentą Riviliai tiesiai, gali pasižiūrėti, kokios buvo skolos, kliento moka, nemoka ir panašiai. Tai čia kaip CRM labai plačiai naudojamas yra integracijos su elektroniniam parduotuvėm. Tai reiškia, kad visos prekios sortimentas internetiniai parduotuviai yra valdomas Riviliai, yra valdomos kainos, nuolaidos, akcijos, sandėlys Rivilės programai, bet internetiniai parduotuvėje gali matyti pačius likučius, gali matyti besikeičiančias kainas. Iš elektroninės parduotuvės gali sukurti patį dokumentą, klientą, jeigu reikia, gali internetiniai parduotuvėje rodyti būsenas, kaip juda pats pardavimas, ar neapmokėtas, neapmokėtas statusai, išvežė, atkrovė, laukiamo pristatymo ir panašiai. Tai tą įgalina būtent mūsų API, tai yra galimybė trečiom šalim prisijungti prie duomenų, ir kažką tai su tais duomenimis nuveikti. Tai tam yra naudojamas mūsų API ir įmonių, kurios moka pasinaudodami tuo API integruoti, jų iš tikrųjų vis daugėja. Ir integruojančių kompanijų sprendimų galima rasti tikrai nemažai. Dar vieną galbūt paminėsiu, tai kaip pavyzdys, čia net klientas ne savo integraciją daro, bet yra sprendimai, kurie integruojasi su Rivilė, kaip sprendimas su sprendimu. Tai kaip pavyzdys yra įvesk LT dokumento atpažinimas. Tai sistema yra tokia, kad nusinti sąskaitą faktūrą tam tikrų dedikuotų elektroninių pašto adresų, o Rivilėje gauni
jau sukurtą dokumentą, sukurtą klientą, užpildytas dokumento numeris data, sukrenta detalios eilutės ir yra pats PDF-as prikabintas pačioj programoje. Tai va, tai čia tuos API panaudoja tikrai labai įvairiai. Ir tie integravimai yra ne tik trečiųjų šalių, bet mes kartu kūrėme ir specializuotus sprendimus internetinius, naudodami mūsų pačių API. Tai vienas iš tokių pavyzdžių yra mScanas, tai yra atrinkimo programa, kuri dažniausiai pasileidžia skaneryje, kad galėtum atrinkti. Tai, kaip ir minėjau, sprendimai nėra tokie, kad mes sugalvojom ir pateikėm, bet tai buvo irgi sukurtas iš kliento poreikio, kuris prekiavo varžtukais. Turi krūvą mažų dėžučių su varžtukais, ten kairinis, dešininis, ilgis ten milimetrai skiriasi, galvutė šiokia, anokia. Ir iš tikrųjų klientas kreipėsi į mus, sako, padėkit, nes pas mus daugiau kaip pusė užsakymų, kuriuos vežam tiekėjui, mes ne tą nuvežam. Vis klysta. Tai čia buvo užuomazga mScano kaip produkto, kuris leido atrinkti tiek, kiek reikia, tą, ką reikia ir nieko kito daugiau. Atitinkamai sprendimas pats išsiplėtė ir tai, kad ir atrenkant, kai man atveža tiekėjas, aš galiu sutikrinti, ar viskas atvažiavo ir tai, ko man reikia, ir lygiai taip pat paskirstant per parduotuvės. Tam, kad vienas atiduoda, kitas priima, žino, kad viskas yra tai, ko man reikia. Ir aišku, licenzijų kiekis matosi, kad didėja apie metų pradžią pabaigą, kai yra daromas inventorizacijos. Tai va, tai čia buvo toksai mūsų API padarytas sprendimas, specializuotas. Ir į tą tarpą dabar šiandien pristatysiu mGamą, irgi specializuotas sprendimas. Tai yra daugiau darbui su Rivilės gamos programa, bet daugiau iš darbuotojo savitarnos perspektyvos. Taip, tai paskirtis mGamos šiai dienai yra tai darbuotojo savitarnos portalas ir tvirtinimo sistema. Kaip minėjau pradžiai, pateikiu atostogų prašymą, vadovas patvirtina grubiai. Taip, tai jeigu žiūrėti tai plačiau, funkcijos, kurios apima būtent tą savitarnos portalą, tai yra aš kaip darbuotojas prisijungęs savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu, galiu pamatyti atostogų likutį, matau buvusią savo atostogų istoriją, galiu pateikti prašymą ir aš matau, kaip tas prašymas tvirtinasi, kokio jisai būsenai. Patvirtino, nepatvirtino, ar pas kažkurį iš tarpinių vadovų gal sustoja. Taip, tai toliau yra ir tvirtinimai, nes darbuotojas gali būti ir vadovas. Kažkuria prasme, jisai pats gali teikti prašymą, gali tvirtinti. Prie tvirtinimų mes turime galimybę susipažinti su dokumentais, kuriuos aš tvirtinu. Tai čia nebūtinai dokumentai, gali būti ir užduotis kaip tokios. Yra dokumentų tvirtinimas, tai reiškia, aš galiu arba patvirtinti, arba atmesti. Vėlgi, viską, ką aš tvirtinu arba atmečiau, yra fiksuojama. Ir aš galiu bet kada pasikelti dokumentą ir pasižiūrėti, komgi ten baigėsi mano viena iš užklausų. Taip. Ir žinoma, čia kaip savaime suprantama vartotojų informavimo sistema, kad jeigu darbuotojas pateikia prašymą, vadovas giniais ir netikrins. O gal šiandien yra kokių prašymų, tai mes nusinčiam laišką su tiesioginė nuoroda vadovui, kad atėjo toks prašymas, reikia patvirtinti. Jis paspaudžia nuorodą, atsidaro langas, iš karto nukreipiam ten, kur reikia. Taip, ir daug iš tikrųjų nedaug žodžiaujant, geriau vieną kartą pamatyti, negu 5 kartus išgirsti. Tai trumpas demo, kaip tas atrodo visiškai iš darbuotojo perspektyvos. Tai, kaip minėjau, yra internetinė sistema, ir vartotojas prisijungęs prie lango iš karto mato vaizdelį, ar ne? Tai mes, kai kūrėme pačią sistemą, akcentas buvo tame, kad kūriamas mobiliam įrenginyje, telefone, naudojamas daiktas, kuris turi būti visiškai paprastas, kad paprasti žmonės galėtų suprasti, kur ką čia reikia paspausti. Tai jeigu jau kažkiek tai internete naršiai, turi žinių užtekti, kad naudoti šitą sistemą. Va.
Ir kadangi tai yra mobiliam telefonui pritaiktas daiktas, bet jis kartu dirba ir planšetėj, ir kompiuterį. Taip, tai dabar prisijungęs vartotojas ką mato, tai yra, mato pagrindinę savo informaciją. Tai reiškia atostogos, kiek aš jų turiu, kiek aš turiu šiai dienai sukaupęs, kiek aš turėsiu iki metų pabaigos. Matau savo darbo poziciją, pareigas, kitaip tariant, jeigu neprisimenu. Ir matau, kada priimtas. Ir be abejo, mano aktuali informacija, tai yra tvirtinimai. Kokios yra man paskirtos aktyvios užduotys arba dokumentai, kurie reikalauja peržiūros. Viskas pirminiam lange, kas man yra aktualiausia. Jeigu taip truputėlį detalizuoti pačias atostogas, ar ne, tai, kaip minėjau pradžioj, matau, kiek turiu likutį, matau istoriją, ar ne, kad čia buvo teiktas prašymas, kas juos tvirtino ir kada, ir koks yra galutinis rezultatas, kad patvirtinta, ar ne. Ir čia pat iš lango galiu pateikti savo atostogų prašymą naują, pasirinkti tipą, ar tai yra kasmetinės, nemokamos, ar tėvadienis, tarkim, užsipildom, kaip pavyzdį, savaitį atostogų prašymą, pateikiu. Ir atitinkamai aš matau, kad mano prašymas yra pateiktas, laukia vadovo patvirtinimo. Jeigu įeisiu vidun, aš matau, kad mano vadovas Vytautas turėtų patvirtinti, bet dar laukiamas statusas. Ne? Tai vat, atostogų prašymų teikimas toksai ganėtinai paprastas, ten net iš šono labai nenueisi. Kas liečia tvirtinimus, ar ne? Tai mano pavyzdyje naudojamas yra Petras, kuris yra pirkimų vadovas, ar ne? Tai jisai yra ir pats darbuotojas, ir turi pavaldinių. Tai jo užduočių sąraše, ką jisai gali atlikti, tai mes matom tokius tipus, ar ne, kad atlyginimų lapelis. Aš galiu pasitikrinti, kiek gavau algos, sakau, kad viskas ok. Viską, ką aš tvirtinsiu, viskas gula pas mane į istoriją. Toliau, įmonės vidaus taisyklės, vėlgi, galiu peržiūrėti dokumentus prisektus. Čia su įmonės vidaus taisyklėm, turbūt pasakyti, kad netvirtinu negaliu. Tai patvirtinam, yra mano darbuotojo Dariaus prašymas, kurį aš irgi galiu įsivertinti, kad, pavyzdžiui, turi 47 dienas atostogų, spalio mėnesį išeina, prašo atostogų sekančių, tai bus 5 dienos, ar ne? Kasmetinių atostogų buvo susiplanavęs čia lapkričio mėnesį, bet pagal likutį matau, kad užtenka. Atostogos prašomos kertasi su 2 darbuotojais, bet kadangi pavaduos Mindaugas, tai kaip ir viskas tvarkoja. Kaip pavyzdys, ar ne? Taip, lygiai to pačiu principu, galbūt šiek tiek kitokia forma sprendimo priėmimo yra tėvadienio prašymas, ar ne, tai man daugiau įdomu, kaip vadovui, kada jis paskutinį kartą buvo, tai vėlgi galima patvirtinti. Taip, toliau, komandiruotės, lygiai taip pat. Pirkimo dokumentas, kadangi Petras yra pirkimų skyriaus vadovas, jisai priima sprendimą, ar tam tikras sąskaitas įtraukti į apskaitą ar ne. Tai šioje vietoje irgi gali pasižiūrėti pačią sąskaitą faktūrą. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas netinka, taip ir pasakom, netinka, atmetam. Viskas. Šioje vietoje jo kaip vartotojo darbas, kaip ir baigtas. Ir
pačiame pirmame lange jis kaip vartotojas mato visą jo aktualiausią informaciją. Užduočių nėra, atostogų prašymą aš vis dar laukiu patvirtinimo. Taip, tai grįžtam turbūt prie skaidrių. Tikiuosi, kad tas demo buvo pakankamai aiškus, nes dar ir kolegos juokavo, sako, tai MGAMą rodysit valandą laiko, sako, tengi tik 3 mygtukai. Tai va, tai iš tikro užmanymas ir buvo toks, kad sistema būtų kaip įmanoma paprastesnė, kad žmogus, darbuotojas, jam apmokymo nereikėtų ir būtų visiškai paprastai ir aišku, ką reikia daryti. Taip, tai dabar truputėlį pristatysiu platesnę perspektyvą, kaip apskritai visas pats MGAMOS mechanizmas veikia. Nes iš tikrųjų MGAMA tai nėra atskira sistema, kuri savaime veikia, ar ne? Tai jos pagrindas yra Rivilės GAMA sistema, ar ne, toje, kur ir atostogos registruojamos, ir kai prašymą pateikiu, iš tikrųjų ten ir įkrenta mano personalo operacija atostogų ir pats tvirtinimo mechanizmas tenai sukasi pačioj GAMai. Tai iš tikrųjų visi duomenys, prie kurių prieinama per MGAMą, visi šie duomenys yra ne kažkur pas mus cloud'e, tai yra jūsų duomenų bazėje vienoje vietoje. Jeigu nėra prieimo iš išorės, tai mes ir prieiti negalim prie jūsų duomenų, nes viskas būtent jūsų kompiuterį ir saugoma. Tai šioje vietoje pagrindas yra Rivilė GAMA ir tam tikras funkcionalumas yra iškeltas į MGAMą, kaip atostogų prašymų teikimas, tvirtinimas ir panašiai. Tai daugiau kaip langas į GAMą. Taip, kadangi tai vis tiek yra pagrindas GAMA, tai mes pačioje GAMoje turime susikurti pačius vartotojus, jų nereikia registruoti kažkur kitur, visas tas veiksmas vyksta pačioje GAMoje. Vartotojai reikalingi tam, kad mes galėtumėm suadministruoti, kam kas priklauso, tvirtinti, netvirtinti ir panašiai. Tai visas teisių valdymas. Vartotojai kuriami šiek tiek taip pat, bet kitų tipų Rivilės GAMA sistema. Tai reiškia, kad tas vartotojas, kuris yra sukurtas, jisai gali prieiti tik iš MGAMOS. Tiesiai gavęs prie buhalterijos prieimą, jis neprisijungs, sistema to neleis. Tvirtinimo mechanizmui yra panaudojamos būsenos. Būsenos buvo mūsų jau pristatytos senokai. Prieš tai buvusiose versijose, kai kurie tikrai to naudodavosi, tai reiškia, kad aš turiu kažkokį tai įrašą, ar tai būtų kliento kortelė, ar sutartis, ar kažkokia operacija, ir aš galiu susidėti žingsnius, kaip būsena keičiasi. Pavyzdžiui, pardavimo turiu dokumentą ir sakau, jisai čia dabar apmokėtas, čia atiduota atkrauta, čia išvežta, čia jau pristatyta. Tai vienas dokumentas, bet keičiam būseną, ar ne? Ir aišku, pagrindas tai yra operacijos. Ar ne? Tai viskas, ką mes užpildom, viską, ką mes darom, tai yra mūsų operacijos, taip kaip buvo GAMoje fiksuojamos, taip ta ideologija ir lieka. Tai iš principo, jeigu taip žiūrėti iš apačios į viršų, tai mes turim operaciją, prie jos prisiekta yra būsena, kurią mes galim keisti, o kas gali keisti ir ką gali keisti, apsirašo, administruojasi ties vartotojais. Tai va. O MGAMA yra daugiau toksai funkcionalumo langas, tam tikras apibrėžtas funkcionalas, kurį galima pasiekti. Tai yra būtent savitarnos dalis ir tvirtinimai. Dabar norėdami pasileisti pačią MGAMą, tai teko mums truputėlį pataisyti personalo apskaitos moduliuką. Jį teko pataisyti taip gerokai, bet vėlgi kėlėme savo tikslą, kad iš tikro buhalteris, kuris moka, ar personalistas, kuris moka su GAMA dirbti, su personalo moduliu, jis jau vedė informaciją, kad jam maksimaliai niekas nesikeistų. Vaizdas tas pats, langai tie patys, bet viduriai kiti tie, kurie mums leidžia iš išorės kurti operacijas, jas perkelti, jas modifikuoti,
teko gerokai padirbėti šituo klausimu, bet dabar 120 versijoje mes atlikome reikiamus pakeitimus ir iš tikrųjų galime automatizuoti tam tikrus personalo procesus. Dabar vėlgi, kad pakeitėm dar ir būsenų sistemą, nepakeitėm, papildėm. Nes viskas, ką paprastai darom, jeigu buvo kažkokių tai darytų patobulinimų, pritaikymų jūsų procesams ir verslui apskaityti, tai visą tą mes mechanizmus visą laiką išlaikom, nuo versijos pakeitimo paprastai niekas negriūna. Tai ir dabar su būsenų tvirtinimo mechanizmu mes atlikom tam tikrus patobulinimus, kad būtų galima iš tikrųjų fiksuoti, valdyti pačias būsenas ir surišti su pačia M-gama. Taip, tai jeigu žiūrėti iš tos perspektyvos, kad mes padarėme iš tikrųjų mechanizmą, kaip yra valdomos būsenos, bet tai buvo didysis darbas. Ir mes nenorėjome užrakinti pačios sistemos tik tais tam tikrais funkcionalumais, nes žinom, kad klientų poreikiai yra kur kas platesni, negu mes vieni centralizuotai galėtume patenkinti kiekvieno poreikį, ar ne? Tai mes kūrėme mechanizmą, bet kartu sukūrėme ir šabloninius sprendimus. Tai reiškia, jeigu tai yra atostogų prašymų tvirtinimas, ar ne, mes siūlome šabloniuką tokį, kad pirmas tvirtinimas tai yra tvirtina vadovas, toliau antras tvirtinimas tvirtina personalo skyriaus vadovas ir tada jau gaunasi kaip rezultatas arba atmesta arba patvirtinta. Ar ne? Čia kaip pasiūlymas. Forma irgi tvirtinimui, kad galėčiau kaip vadovas priimti sprendimą, yra tokia kaip pavaizduota. Bet jeigu man reikia papildomo žingsnio, jeigu ir turi dar kažkas tai į tą šabloninę schemą prisidėti, papildomas kažkoks žmogus, kuris turi atlikti tvirtinimą, tai mes tiesiog įvedam dar vieną būseną, uždedam varnelę, kas turi patvirtinti, va tik toks ir darbas, nes tai galima padaryti ir pakankamai nesunkiai. Formos taip pat yra pilnai piešiamos taip, kaip reikia klientui, tai yra išoriai, ir tą galės padaryti tiek mūsų konsultantai, tiek atstovai, tiek, pavyzdžiui, jeigu ir pati įmonė turi techninių žmonių, kurie gali bent šiek tiek programavimų užsiimti, tai tikrai patys galės tą pasidaryti, tai nėra kažkas tai užrakinto. Taip, tai čia šablonų iš tikrųjų sukūrėme pakankamai nemažai. Tai pradžiai buvo atostogų prašymai, tėvadienio, kaip matėt, truputėlį kita forma, yra komandiruočių įsakymai kaip tokie. Tik šiai dienai komandiruočių įsakymus galima įvesti per gamą ir juos atiduoti tvirtinimui. Įvedimas gamai prašymų teikti negali, bet šitoje vietoje dar galvojam, gal bus galima pakeisti, papildyti. Buvo poreikis iš klientų, nuo kurių pradėjome pokalbius, pristatymus ar ne, gyvus, sako, žiūrėkit, mums viskas kaip ir gerai, bet labai reikia priėmimo proceso. Ir su elektroniniais parašais irgi būtinas dalykas. Turi būti tokioje sistemoje elektroniniai parašai. Tai kas liečia elektroninius parašus, tai tie tvirtinimai, kurie yra atliekami mūsų sistemoje, įmonės vidaus taisyklėse būtų galima įsitraukti, kad Rivilė Gama sistemoje atliekamas patvirtinimas yra tolygus sertifikuoto parašo uždėjimui. Iš principo mes identifikuojame, kas pasirašė, kada pasirašė ir kokį turinį pasirašė. Tai va, šitie visi dalykai yra saugomi Rivilės sistemoje ir čia vidiniams dokumentams viskas yra tvarkoje. Šitą galima daryti, bet kai mes kalbame apie dokumentus, kurie nėra vidiniai, tai yra, pavyzdžiui, sutartis su tiekėjais, su klientais, su darbuotojais, kurie dar nėra darbuotojai, tai yra išoriniai dokumentai ir ten yra privaloma turėti kvalifikuotą elektroninį parašą. Arba, aišku, popieriukę pasirašyti. Tai va,
Tai buvo vienas iš tokių pirmų platesnių pavyzdžių. Jeigu mes turėjome tam prieš tai paprastus patvirtinimus, tai sakėm, kad reikia vis tiek pavyzdžio, kaip yra vykdomas pats priėmimo procesas, bet visas procesas. Tai reiškia, kad pirmame žingsnėje mes sutarėm, kad priimam kažkokį darbuotoją ar ne, į darbą, gaunam jo asmeninį elektroninio pašto adresą ir sugeneruojam sutartį. Jis prisikabina prie operacijos, ją galima dar papildyti, pataisyti ir panašiai. Toliau būsenos keitimo metu yra užkeliama per integraciją, per Rivilė gamą, užkeliama sutartis parašta PDF formoje į Marksainą, nes turim su jais integraciją pasidarę. Ir darbuotojas gauna tiesiog elektroninį laišką, kad yra dokumentas, kurį reikia pasirašyti elektroniniu parašu. Tai galimas ir Smart ID, ir bankiniai, man rodos, yra, ir mobilus parašas yra. Marksainas visus tos palaiko. Ir ateina į Mgamą pranešimas vadovui, kad, žiūrėkit, irgi reikėtų pasirašyti iš savo pusės, ar ne? Kai tie parašai yra sudedami iš abiejų pusių, būsenos tvirtinimo metu grįžta pats dokumentas, pasirašytas visais parašais ir yra išsaugomas pačioje Rivilė gamoje sistemoje, pristigant prie operacijos. Sekantis žingsnis yra numatyta informacijos siuntimas IT darbuotojui, kad sukurtų priėjimus prie sistemų. Bent jau mailą tai tikrai darbinio reikėtų. Ne? Tai yra siunčiama informacija IT darbuotojui, kuris sukonfigūruoja, suteikia reikiamus leidimus, sukuria elektroninį paštą ir elektroninį paštą tiesiog įveda į komentarą tam, kad po patvirtinimo personalo žmogus ar darbuotojas galėtų sukurti gamos sistemoje vartotoją ir priskirti prie personalo sąrašo, prie to darbuotojo. Ar ne? Tai tas sukurti mechanizmas, iš tikrųjų, mes kalbam apie vieno mygtuko paspaudimą personalo kortelėje. Ten yra mailas, įrašom vartotojo vardą, dažniausiai būna tas pats kaip personalo kortelės, tiesiog Ctrl+C, Ctrl+V mygtuką paspaudėm, tik ir žinių. Yra sukūriamas vartotojas Mgamos sistemai. Ir kai yra sukūriamas vartotojas Mgamos sistemoje, sekantis žingsnis yra, mes siunčiam jam priklausančius dokumentus jau per Mgamos sistemą susipažinimui. Tai pirmas setukas dokumentų, kurios jisai turi perskaityti ir susipažinti. Tai įmonės vidaus taisyklės, nežinau, prieš gaisrinę, kokių jau apsirašysit patys, tiek jų ir bus. Tai čia toks visas procesiukas su elektroniniais parašais ir ką reiškia priimti darbuotoją į darbą. Ar ne? Vieni turi daugiau žingsnių, kiti gal pasitenkina vieno ar dviem iš viso šito viso proceso. Tai čia, kaip sakant, išmesti tai neįdėti. Tai toks platesnis pritaikymas. Be abejo, atlyginimo lapelių siuntimas dabar dažniausiai siunčia elektroniniu paštu tiesiog, bet galima dėti ir sistemai, kad liktų tas dokumentas pačiam darbuotojui, kurį galėtų paskui vėliau susirasti. Slaptažodžiai galima uždėti, galima nedėti, viskas yra visiškai išorėje ir konfigūruojama parametrų pagalba. Vėlgi, įmonės vidaus taisyklės susipažinimas ir apskritai DVS-o dokumentų valdymo sistemos kaip tokios tvirtinimai. Tai tas šabloniukas, kuris buvo sukurtas dokumentų valdymo sistemai, jis padarytas universaliai, kad turite DVS rūšis, kurių sąrašas yra sisteminis, bet jį visą laiką galite pasipildyti savo dokumentais, kuriuos jūs naudojate. Tai jisai nėra kažkaip tai užrakintas, fiksuotas ir panašiai. Tai čia tų DVS rūšių kiek įsivesite, tiek ir turėsite ir administravimas vyksta būtent DVS rūšių lygyje. Kas prie kokių gali prieiti, ką kokias matyti ir panašiai. Tai atitinkamai pirkimo dokumento tvirtinimas kaip toks, tai vėlgi labai paprastai tvirtina vadovas ir arba patvirtinti, arba atmesti. Jeigu yra tarpinių žingsnių, visada galima juos praplėsti. Kiekvienas tas žingsnis,
jį galima sukonfigūruoti iš principo varnelių pagalba taip, ar tvirtina vadovas, tai nereiškia, kad vienas. Tai gali būti 5, 6 ir panašiai. Ar vienas iš jų, ar visi 5. Tiesiog pasirinkimo klausimas, ar ne? Tai jeigu uždėta, kad 5 vadovai turi patvirtinti, vadinasi, kol visi 5 nepatvirtins, sekantį būseną nepasikeis. Visi turi patvirtinti. Arba vienas iš 5. Ja. Tai tie dalykai visiškai yra išoriai konfigūruojami. Ir atitinkamai pavyzdys, vidinis užsakymas, toksai gimęs iš tikro gyvenimo, čia iš ligoninių patirties. Tiesiog buvo darytas seniau toksai, tikrai reikėjo įdėti labai daug darbo, kad suorganizuoti tos tvirtinimus, kai iš sandėlio atiduoda vaistus į palatą ir turi patvirtinti tam tikri gydytojai. Tai neturint šitos sistemos tikrai buvo sudėtinga realizuoti, dabar yra padarytas tiesiog pavyzdys. Jeigu reikėtų ligoniniam kažką tai panašaus suorganizuoti, tai valandos klausimas. Realiai. Ir tai daugiausiai šnekėsim, o kaip reikia. Tai iš tų praktinių uždavinių tiek, o ką dar šitoj vietoje galima būtų pasidaryti, tai čia turbūt visiškai yra fantazijos reikalas, fantazijos klausimas, ar tai būtų, pavyzdžiui, buhalterinių įmonių specifika, kaip pavyzdys, nežinau, siūsti vedamos apskaitos savininkui, direktoriui, kokį Amgamos tvirtinimą, kiek šį mėnesį turi mokesčius sumokėti. Galbūt kažkokie yra periodiniai dokumentai, kurios galima prisiekti per sistemą paleisti irgi, kad jisai patvirtintų, kad gavo, kad viskas ten yra gerai, neturi kažkokių tai nusiskundimų šitoj vietoj. Tai pačios sistemos pritaikymas yra visiškai fantazijos reikalas ir kiek čia dar kokių pavyzdžių atsiras laikui bėgant, tai manau vis tiek gims tie sprendimai būtent iš jūsų komentarų, iš poreikių, iš prašymų, iš panašiai, iš to, ką mes realizuosim. Taip, galutiniam sprendime vėlgi buvo klausimas, o kas po to, kai patvirtinu? Nu, kaip man, jeigu ateis mane tikrinti, kaip man reikės ištraukti? Tai iš tikrųjų yra padaryta spausdinimo forma, kaip tokia, kurioje matomas, kas tvirtino, kada tvirtino, koks buvo turinys. Tai bet kurios tvirtinimus visada galite išsitraukti, atsispausdinti ir pateikti kaip įrodymą, kas tai yra ir kada kas ką atliko, kas ką tvirtino. Taip, tai dabar aš turbūt pademonstruosiu truputėlį iš kito kampo. Tai jeigu ten buvo demonstracija iš darbuotojo perspektyvos, tai visumoje mes iš tikro turime 2 komponentus, tai yra gamą, Rivilė gamą, su kuria dirbate, ir turime pačiam gamą. Taip, aš čia kažkaip, kad tilptų, tai mes padarysim mobilaus telefono vaizdą. Jeigu žiūrėti apskritai patį konfigūravimą, ar tai, kas pagal nutylėjimą yra, ar ne, vertinant kaip pavyzdys, prašymo formą, ar ne, tai šioje vietoje mes turim kasmetinės atostogas, yra nemokamos atostogos, yra tėvadienis. Bet tai toli gražu nėra kažkaip įsiūta ar mūsų užprogramuota iš anksto. Tai yra tiesiog sąrašas. Sąrašas, kurį mes rodom iš personalo, personalo klasifikatorių. Tas sąrašiukas yra čia. Tai jeigu kažkokių dar turiu poreikių apsirašyti kažkokį prašymą, kuris kristų kaip atostogos į personalo operacijas, tiesiog pasipildom sąrašiuką, turim kitą tipą. Tai nėra kažkoks užrakintas dalykas.
Tikrinimų kažkokių tai nėra uždėta, kad privaloma nurodyti pavaduojantį asmenį, komentarą, nėra kažkokių apribojimų dėl datos, ką galima čia įvesti, bet tai yra konsultanto darbas, jeigu yra poreikis, aiškus algoritmas, kaip reikėtų truputėlį apriboti tas teisės darbuotojų, kuris pildo, kad jis iš karto net ir toj pačioj formai pildydamas gautų galbūt ir neigiamą atsakymą ar kažkokią klaidą. Na, kad, žiūrėk, ten 2 metam į priekį atostogų mes neimam, negalima. Tai va, tai tie dalykai iš tikrųjų yra pilnai konfigūruojami. Dabar patys tvirtinimai. Tai aš galbūt parodysiu iš pačios gamos, ar ne? Na, kas nematė gamos, gal bus sudėtingiau suprasti, apie ką mes kalbam, bet tie, kas yra susidūręs ir kas matė, kaip atrodo gama ir kaip jinai veikia, tai aš manau, kad didelių problemų suvokti nebus. Mes turime vidinę operaciją, čia kaip pasakojau gydytojų pavyzdys, ar ne? Ir mes turime kažkokių tai produktų įdėtų, ar ne? Esame apsirašę, kaip mes tvirtinam būsenas. Tai pirminė būsena, kas gali atiduoti tvirtinimui, mes tiesiog turime žmonių sąrašiuką, sudedam varneles, kurie gali pateikti tvirtinimui, ar ne, kurie gali suvesti tą vidinę operaciją. Toliau galime susidėti varneles, kas turi atlikti tvirtinimo veiksmą. Ar tai bus galutinis vartotojas, ar tai, pavyzdžiui, net grupė žmonių, jeigu jos administruosit, kad, nežinau, vadybininkai po vieną grupę ir varnelę uždėsit grupėje, vadinasi visi vadybininkai, kad ir kokią aš priimčiau, jisai turės galimybę patvirtinti. Taip, ir pačios būsenos, kaip minėjau, vėlgi, leista atšaukti, neleista atšaukti, ar tie, kas tvirtina, jisai tvirtins vienas, ar tai visi. Iš sąrašiuko, tai jeigu ten buvau pažymėjęs, kad 3 žmonės turi tvirtinti ir pažymėta visi, vadinasi, kol visi 3 nepatvirtins, niekas čia nepasikeis. Va, o atšaukti, pavyzdžiui, gali tik vienas. Vat vienam netiko ir viskas, vidinis toliau nevažiuos. Va, ir nurodome, ar siūsti elektroninius laiškus, kai įkrenta kažkokia tai būsena. Pavyzdžiui, pateikia man vidinį dokumentą tvirtinimui. Jeigu aš uždėsiu varnelę prie būsenos aprašymo, vadinasi, visi 3 gaus mailą, iškart spaus tiesioginę nuorodą, jiems atsidarys būtent tvirtinimo operacija mgamai. Tai va, tai čia pats konfigūravimas yra ganėtinai paprastas. Ir apsirašius algoritmus, kaip tvirtinam, kas tvirtina, toliau jau galime atlikti pačius tvirtinimo veiksmus. Tai va, kaip minėjau, turim operaciją vidinę. Ir ką reiškia atiduoti tvirtinimai, ar ne? Uždedam varnelę ir sakom atiduoti būseną. Iš gamos pusės aš matau, kad Darius, Jonas ir Ona turi patvirtinti šitą konkrečią operaciją. Dabar Jonas gauna laišką elektroninį ir pačioj sistemoje prisijungęs irgi aktyviai mato, kad aktyvių tvirtinimų sąraše, kad yra vidinis užsakymas, kurį reikėtų patvirtinti, išvardinti produktai. Vėlgi, turinys gali būti priderinamas taip, kaip jums reikia. Matosi, kas tvirtino, kas dar turi patvirtinti, ar ne. Ir jeigu aš sakau, kad čia viskas ok, tvirtinimą atlieku, man įkrenta istorija. Istoriją aš galiu irgi čia atsifiltruoti pagal tai, kas man iš tikrųjų yra aktualu. Tai va, turiu vieną vidinį dokumentą. Gamoje, ką aš matau, kadangi buvo uždėtas požymis, kad tvirtina visi 3, o patvirtinau tik vienas, tai būsena pati nepasikeitė, bet aš matau, kad Jonas atliko tvirtinimo veiksmą, kad yra patvirtinta. O dar 2 laukiam. Tai visa ši informacija, bet kuriuo atveju, ji yra faktiškai pačioje Rivilės gamos sistemui, o mgama yra tik langas atvaizduoti. Taip, kaip pavyzdys, galbūt būtų dar vienas toksai, ką reiškia pirkimo dokumento tvirtinimas, ar ne. Vėlgi, aprašyta seka, kas tvirtina, ką tvirtina, pasiūlymą tvirtina vadovas vienu žingsniu, ar ne.
tai turiu pirkimo dokumentą, galiu prisiekti patį PDF-ą, kaip pavyzdys, kuris būtų saugomas kartu su dokumentu. Atidavimo tvirtinimui veiksmas yra lygiai toks pats. Visoje sistemoje viskas vienodai. Jeigu vienoje žinai, kaip tai veikia, kitoje bus analogiškai. Ir matau, kad aš kaip Jonas turiu patvirtinti pirkimo dokumentą. Pats failas yra prisiektas. Jisai faktiškai yra saugomas Rivilės bazėje. Prie jo galiu, kada reikia atsidaryti, prieiti. Ir tvirtinimo veiksmas. Matom, kad buvo pirmasis pavyzdį, kai rodžiau atmečiau, o antrą patvirtinau. Taip, tai jeigu galima, grįžtam prie skaidrių dar. Tai tikiuosi, iki tiek dar kol kas aišku pasimetimo nėra. Veide matau tyla. Gerai, tai iš tikrųjų, dėl ko mes pavadinome M-gamą, Rivilė M-gamą, mobili gamą. Tai iš tikrųjų mes startuojame su būtent personalo savitarna kaip tokia, ar ne, ir tvirtinimo mechanizmų. Tai yra pagrindas, nuo ko mes judam. Ir toliau mes esame numatę vis tiek tą sprendimą M-gamos plėsti funkcijomis, kurias pasakysite jūs, ko jums reikia. Tai šiai dienai, kurie darbai iš tikrųjų vyksta, tai matom iš tvirtinimų, kad reikia pasižiūrėti kažkokio kalendariuko, kaip mano žmonės dirba, kaip mano skyrius dirba, kada ten turi kokių atostogų, kada yra darbo dienos, gal kažkokių komandiruočių ir panašiai. Ir to man reikia vizualiai pažiūrėti. Neužtenka kartais tam sąraše, kurį mes pateikėm, jau fiksuota, bet man reikia peržiūrėti 1 mėnesio, 2 mėnesio, 3 mėnesio. Tai šitoje vietoje mes darome kalendorių kaip tokį, kur bus galima atsifiltruoti, pasižiūrėti vizualiai, kaip atrodo mano skyriaus įmonės darbuotojai ir kaip jie planuojasi savo darbus į priekį. Kaip minėjau, šiai dienai galima pateikti tik tais atostogų prašymus, bet padarysime, kad būtų ir komandiruočių prašymai kaip tokie. Tai irgi sistema bus analogiška, bet forma šiek tiek kitokia. Iš karto užbėgsiu klausimams už akių, kurie tokie, kur dažniausiai užduoda iš techninės pusės, sako, mes failus tai į bazę dedam, o bazė tai nebegalinė, eina pučiasi. Tai norėtumėm kažkur kitur. Tai šitoj vietoj mes programuojam įrankį, kuris tiesiog iš tos pačios bazės paims pačius failus ir sudės į kažkokias specializuotas jūsų talpyklas, o ten bazėje laikysim tik nuorodą. Bet šiaip pats darbo mechanizmas neturėtų keistis ir jūs kaip segėte tos failus iš gamos pusės, taip jie ir turėtų likti saugomi. Mes tiesiog padarysim tos iškelimus periodinius. Tai čia toks grinai techninis darbas. Daugiau ką turime nusimatę, tai dokumentų sugeneravimas iš M-gamos. Dabar mokam tą daryti tik tais gamai, nes turim visus mechanizmus. M-gamoje šiai dienai to nėra, bet galvojam, galbūt reikėtų. Jeigu poreikis bus, darysim. Punktai su klaustuku reiškia, kad mes apie tai mastom, bet dar planuose nėra. Į planą neįdėjom. Planas tai yra sąrašas su data. Datos nėra. Tai galbūt praplėsime funkcionalumu ir galimybę įvesti pardavimo dokumentus. Per mobiliaką gal nelabai patogu, bet iš principo, jeigu man reikėtų, aš tą galiu pasidaryti. Nebūtinai įvesti, gal kartais užtenka tik pataisyti, ar ne? Arba atspausinti sąskaitą faktūrą kaip tokią, jeigu jau yra įvestas dokumentas. Tai dabar keliai, kuriais mes eisim arba kaip mes toliau plėsim pačią M-gamą, bet visą laiką turint omeny tą perspektyvą, kad tai yra mobilus įrenginys, ten tikrai visko mes nesudėsim pačios gamos, bet tai, kas palengvins išorės darbuotojų darbą, ta prasme vadybininkų, nežinau, tų žmonių, kurie gali pasinaudoti būtent savitarnos tom galimybėm per mažą mobiliako langą, mobilaus telefono langą, tai mes tom galimybėm, manau, kad plėsim, o tos planus padiktuosit jūs.
Taip, ir finalinė dalis, aišku, yra kainodara. Mes taip sakom, kad mGama tai yra 1 euras per mėnesį vienam vartotojui. Aišku, sąskaitos neturėtų būti mažiau 12 eurų, nes tada labai mažai gaunasi. Pats administravimas sąskaitų gaunasi brangokas. Taikomos nuolaidos nuo kiekio, tai jeigu turit 15 vartotojų bus 10%, jeigu 51, 20, jeigu 251, tai 30%. Tai jeigu turit 251 vartotoją, tai realiai vartotojo kaina yra 70 centų per mėnesį. Na, taip. Dabar, kas liečia patį diegimą, tai diegimas pas mus kaip ir visada yra atliekamas mūsų konsultantų, atstovų, tai reikėtų juos kreiptis. Ir diegimas atliekamas pagal faktiškai sugaištą laiką aptarnavimo sutarties rėmose ir sąlygom ir įkainiais. Tai kiek praktika, taip, dar tos praktikos nėra susiformavusios tokios stabilios, bet reikėtų rezervuoti kažkur apie 4 valandas. Daugiau bus turbūt kalbos ir derinimo su jumis, o kaip jums reikia, negu pačio programavimo ar diegimo. Nes šablonai visi aprašyti, turime gide visą informaciją, iš tikrųjų galite pasidaryti ir patys, su visa ta informacija ir visais pavyzdžiais, bet greičiausiai bus taip, kad vis tiek norėsite dar pasibandyti, pasišnekėti su kažkuo, kad įsivertinti, o kaip jūsų įmonei tą reikėtų pritaikyti, ir iš karto viskas bus gerai. Nes poreikiai vis tiek būna nuo šablono žingsnis šiandien ar ten vis tiek bus kiekvieno įmoniai. Taip, ir dabar klausimai, atsakymai. Trumpai, visa detali informacija mūsų gide, kaip visada pilnai aprašyta, sudėtais pavyzdžiais, konfiguracijos galimybėm, parametrais ir visų kitų. Viskas yra aprašyta, nieko paslaptingo ir slapto neturim šitoje vietoje. Ir labai sveikintumėm, jeigu ir patys klientai pilnai užsimtų ir pačių diegimu ir tų poreikių patenkinimu. Ir klausimus iš tikrųjų pirmą išklausysim turbūt iš salės, jeigu turit klausimų. Jeigu ne, tai dar turim šiandien ir online peržiūras. Jeigu online kažko nespėsim atsakyti, tai mes parašysim laiškutį su atsakymu, nes turim kontaktus. Ir taip, mačiau, ranką kėlėt. Taip, galite išį. Atostogų grafikų. Iš principo, išankstinis derinimas, kaip planuojamos yra atostogos. Šioje vietoje šabloninio sprendimo nėra, bet aš manau, kad galima spręsti ir per standartinius tą patį langą, kurį mes turim, ar ne, tai galbūt ant tipo trūksta, kad yra atostogų grafiko prašymas, ar ne, kaip toks, kaip pavyzdys, ar ne, tai to operacija, ten ir kris. Žmogus kaip planuoja į priekį savo asmeninės, ar ne, žmogus kaip pats planuoja. Taip. Tai jisai rašo tuos prašymus, bet nurodo, kad tai yra į grafiką įtraukti. Tai tos operacijos sukris kiekvienam žmogeliui, taip kaip jūs vedat rankom šiai dienai personale, tai kiekviena ta operacija ten ir susiformuos. Ir turėsite patį grafiką. Ja, tai čia tikrai nebus sudėtinga priderinti taip, kaip reikia. Šablonę dar neturim, bet padarysim. Taip. Gerai, dėkui. Dar kokių klausimų gal? 1, 2. Labai vienas, kaip turiu techninį klausimą, gal taip. Man įdomu bus, kokiu principu gama su mGama bendraus, ta prasme, iš techninės pusės. Iš techninės pusės... Ar galės mGama būti kitam serverį visiškai kitur kažkur negu pati Rivilė? Taip, tai iš techninės pusės žiūrint, kaip veiks pati mGamos ir gamos sąsaja, ar ne, tai
Rivilė Gamma, ji yra diegiama jūsų serveryje, ar tai būtų kompiuteris, ar nuotolinis serveris, jūsų infrastruktūroje, ar ne? Dabar pats sprendimas, jo diegti nereikia kaip tokio. Tai yra mūsų cloudas, ar ne? Bet tai yra tik langas prisijungimai prie jūsų duomenų. Tai realiai mes užtikrinam patį mGamos interfeisą, tą webinę dalį, jinai nėra diegiama. Tai yra tiesiog taip kaip API, yra kreipiamas į mūsų serverį, kuris iš principo leidžia pasiekti jūsų duomenis. Tai lygiai to pačiu principu veikia ir mūsų mGama. Darbuotojas jungiasi prie mgama.rivilė.lt, nuoroda visiems vienoda, savo vartotojo vardu ir slaptažodžiu ir pasiekia būtent tik tos duomenys, kurias gali. Tai yra jūsų infrastruktūroje. Papildomų diegimų šitoje vietoje nėra. Mes užtikrinam tik langą, rodymą. Viskas yra pas jūs. Ar atsakiau klausimą? Super, ačiū. Dėkui. Iš Gamos pusės darbo vietos papildomos nereikia. Tai jeigu jau prieš tai dirbot su personalu, ar ne, tvarkėte duomenis, šitoje vietoje tikrai nieko papildomai įsigyti nereikia, tai yra mGamos dalis. Vartotojas taip, jisai sukūriamas Gamui, bet iš principo moka tą eurą už darbuotoją ir viskas, jisai jungiasi ir dirbo, o iš Gamos pusės licenzijų dar papildomai pirkti nereikia. Taip. Jeigu personalo yra vienas darbuotojas, kuris dirba ir apskaito visus žmonės įmonės, tai turit vieną licenciją, su tą vieną licenciją toliau ir dirbat. O ten, kad ir 100 žmonių gali pildyti. Taip. O sakykit, jeigu žmogus yra atleidžiamas, tokiu atveju, kiek žmogus, tuo darbuotojas konkrečiai gali disponuoti tą informaciją prie Rivilės, jungiantis prie mGama? Taip, tai šitoje vietoje vėlgi teisių valdymas kol kas yra rankinis, reiškia, kad atleidus darbuotoją reikėtų nueiti į vartotojų sąrašą ir nuimti varnelę, kad per Gamą negali įsijungtis. Vartotoją nereikėtų išmesti, tiesiog kad liktų istorijoje, bet tiesiog varną reikia nuimti. Šiaip teoriškai, jeigu yra labai daug darbuotojų, didelė kaita, kaip ir viską mes galime automatizuoti. Jeigu atleido darbuotoją, algoritmas gali patikrinti, ar nėra kitų priėmimo aktyvių sutarčių, nes gali žmogus dirbti keliose pareigose, ar ne kaip pavyzdys. Jeigu nėra aktyvių, mes patys nuimame tą varnelę. Galima ir tokį užprogramuoti, ten tikrai ne kosmosas. Tai va. Standartinė. Taip. Šitą dar klausimas, tas techninis vienas. Tai jeigu visi turi vieną prisijungimo aplinką ir vartotojus kūrėm mes pas save Gamoje, taip. Tai kaip jūs užtikrinat vartotojų dubliavimąsi, kad nebūtų tas prisijungimas, jeigu mes patys galvojam, kokiu vardu jį prijungti, tai gali taip atsitikti, kad turi kažkas vienodus. Taip, tai prisijungimo vardas yra unikalus, tai yra elektroninio pašto adresas. Jisai negali naudoti savo asmeninę, nes jeigu išeis iš šito darbo pereis į kitą, mes užregistruoti jau nebeleisim to pašto adresu, nes būtent tas paštas leidžia prisiekti tik tai jūsų duomenis ir niekaip kitaip. Vadinasi, jeigu jūs naudojat savo įmonės pašto adresus, pavyzdžiui, rubinas@rivilė.lt, vadinasi, aš vieną kartą buvau užregistruotas Riviliai ir aš pasiekiu tik Rivilės duomenis. Niekur kitur aš nebegaliu būti registruotas. Viskas. Yra dvi. Yra lietuvių ir anglų. Rusų dėl techninių kliūčių nepavyks realizuoti šitą vietą. Taip. Pagal nutilėjimą yra ir lietuvių, ir anglų. Užtenka tik pasikeisti kalbą ir žmogus pilnai gali dirbti. Aišku, informacija vedama lietuviškai, tai jis ten lietuviškai ir matys. Tose tvirtinimo formose arba tipuose teoriškai galima padaryti ir dvikalbystę. Tiesiog reikėtų ranką pridėti dar. Tvirtina, tai čia negaliojantis. Kaip? Kad suprastų, ką tvirtina. Tai jeigu, kad suprastų, ką tvirtina, pagal kalbą galime ir tvirtinimus sugeneruoti. Pavyzdžiui, angliškai. Bet turim žinoti, kad tas žmogus žiūri angliškai ir duomenis turime pildyti angliškai. Va tam žmogui.
Tai vertimus galima paorganizuoti ir pačių duomenų, bet standartiškai to nėra, nes pačioje Rivilės programoje nėra, pavyzdžiui, nežinau, tų pavadinimų lietuviškai ir angliškai. Nėra standartizuota šita vieta, todėl standartiškai padaryti negalim, bet pagal poreikį, kodėlgi ne. Taip. Jeigu neturi darbinio pašto, nu tada registruojam asmeniniu, bet tik vieną kartą. Jau tikrai žmogus turi pasirinkti, kur dirbs. Vienam dokumentui, šitoj vietoj, šitoj kainoj, kurią aš rodžiu, tas euras už darbuotoją, ten mes neskaičiuojam užklausų. Jūs mokat už vartotoją ir ten jau koks skirtumas, nors ir 20 vienam dokumentui. Iš tikrųjų bus 2. Bet mes neskaičiuosim. Mokat už vartotoją. Taip. Tai vat būtent bus tas grafikiukas, apie kurį kalbėjau. Tai bus galima pamatyti vizualiai. Tiesiog kalendoriuje, kas dirba, kas serga, kas komandiruočių yra užsiprašęs, atostogų prašymų pateikęs, tai mes tokį kalendoriuką pateiksim, bet pačių dokumentų kaip tokių sugeneravimas, tai šiai dienai M-gamoje nėra, visi dokumentų generavimai yra pačioj gamai, per ataskaitas. Bet jeigu būtų toksai poreikis, kad, na, tarkim, periodinė ataskaita vadovui, kaip žmonės ten, kokias atostogas yra užsipildę, tai vienas iš tvirtinimo uždavinių. Reikėtų sugeneruoti tvirtinimą. Kiekvieną mėnesį paspaudžiat mygtuką, kad peržiūrėt. Taip. Standartiniam sprendime, kas liečia tėvadienius, mamadienius, pradžioje galvojom įdėti skaitliuką, bet mūsų įstatymai yra su įvairiom margom išimtim. Tai sakėm, kad iš tikrųjų dėti nedėsim, nes didžioji dalis klientų, kurie vedasi personalo apskaitą, net ir neturi įsivedę, kiek ten tų vaikų turi darbuotojai. Tai reikėtų ir visą šitą vaikus apskaityti ir jų amžių netgi. Taip. Taip. Galėtų, šiaip iš tikrųjų, tam tvirtinime mes ir esam idėję, kad tu matai, kada buvo. Bet kaip vadovas jau turėtum žinoti, kiek tų vaikų ten yra pas tą žmogų ir kokio jie amžiaus. Nėra patogu, bet tokią informaciją, kiek yra vaikų, koks yra jų amžius, mes irgi galim įdėti. Ir galim lygiai taip pat net ir pačią tą pateikimo formą programuoti taip, kad atsižvelgtų iš karto į vaikų amžių ir jeigu jis jau buvo tėvadienį, iškart pasakyti, kad, nepyk, bet negaliu išleisti. Pati sistema neleis net pateikti prašymą. Tai. Pasižymėsim, gal pavyks išspręsti ir standartiškai. Taip. Dėl tų paštų dar noriu pasitikslinti. Taip. O jeigu aš dirbu 5 įmonėse, bet tai yra įmonių grupė ir aš turiu vieną paštą. Taip. Tai viskas tvarkoja čia? Taip, viskas tvarkoja. Kad iš tos įmonės atėjo patvirtinimas ir iš anos atėjo patvirtinimas? Taip. Tai šitoj vietoj, kalbant apie įmonių grupės, jeigu programos savininkas, ar ne, yra viena įmonė, o po ją gali būti daug, ar tai bus buhalterinė įmonė, ar tai bus įmonių grupė, ar ne, mes registruojam vartotoją kliento lygyje. Reiškia, kad jisai kaip vienas gali jungtis kaip Rivilės klientas, bet matyti daug įmonių. Įmonių pasirinkimas, jeigu dabar didžėjus paleis mums ekraną, taip, aš galėsiu iš karto parodyti, kaip sakiau, geriau vieną kartą parodyti, negu 5 kartų papasakot. Čia mes turime įmonę, ar ne, ir bus sąrašiukas, iš kurio aš galiu pasirinkti, prie kokios aš dirbu. Aš matysiu. Jeigu bus 20, vadinasi, prie kažkokios kitos prisijungiau, matau kito įmonėje, kaip juda informacija. Galiu M-gamą
užsakyti tik, pavyzdžiui, 5, o likusiam ten 10 ne. Taip. Na, galiu pasirinktinai kaip Taip, apie. Taip. Teisingai. O kalbam apie kurias kalbas daugiau? Rusų. Su rusų kalba sprendimo šiai dienai nėra, nebent bus mūsų kitas produktas ERPAS, kuris visiškai bus cloudinis ir ten bus galima manipuliuoti ir kalbom ir panašiai. Bet čia jau bus nebe gama, ar ne? Bus visai kitas sprendimas. Tai ten bus sprendžiamas šitas klausimas. Bet tol, kol mes dirbam su gama, iš tikrųjų mes galim dirbti tik lietuvių, anglų, lenkų, latvių, estų kalbom. Baltijos šalių iš principo kalbos. Taip, ten jau kokį dokumentą sugeneruosit, PDF-ą. Gali būti rusiška šiaip. Jeigu priseksit rusišką matys. Taip. Tik tai pats interfejsas jau jisai bus angliškas greičiausiai. Dokumentų koregavimas. Darbuotojas patvirtina, visi kiti patvirtina, o po to jisai persigalvoja arba dėl tam tikrų priežasčių pasikeičia aplinkybės ir jis neišeina atostogų ar susirga. Kaip tokiu atveju, kaip į personalą persikelia, Jo, dabar kas liečia dokumentų koregavimą po to, kai pateikiau, tai iš tikro būsenose galima prašyti, kad vartotojas dar gali pats atšaukti. Na, kol vadovas, pavyzdžiui, nepatvirtino, ar ne? Jisai gali ateiti, yra mygtukas, sako, persigalvo, atšaukti atostogas, tai jisai pats atšaukė savo pateiktą prašymą. Bet jeigu visos atostogos yra jau nuvažiavusios, yra paskaičiuotas atlyginimas, išmokėti avansai ir panašiai, ką reiškia atšaukti atostogas? Negalim. Vadinasi, jisai vis tiek skambina į buhalteriją, sako, kad žiūrėkit, yra tokia situacija, persigalvau, nesigauna lėktuvo bilietas, lėktuvo skrydis atšauktas ir panašiai, niekur neskrisiu. Tai vis tiek čia yra force majorai, kurie yra sprendžiami standartiniam priemonėm kol kas. Taip. Kuriami personalo modelyje? Darbuotojams? Taip, galima visiškai iš personalo, kad nereikėtų rankom dar papildomai įvedinėti. Tai personalo kortelėje bus vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir mygtukas sukurt vartotoją. Viskas. Paspaudėt mygtuką, viskas suvažiavo ir jisai ir pačiam gamai savo vardą, pavardę matys visą pilną informaciją. Taip. Į algos dokumentus, iš algos dokumentų į tabelį. Čia standartinis kelias, jisai nesikeitė. Taip. Koreguoti negali, bet jeigu būsena leidžia atmesti, jis gali atšaukti savo atostogas, pateikti naują prašymą. Nes greičiausiai vis tiek reikės ir su vadovu suderinti, vėl visą tą takelį praeiti tvirtinimo. O sistema leidžia, jinai netikrina, tikrina vadovas. Jam yra pateikta visa informacija ir jisai priima sprendimą, ar tą žmogų išleisti į minusą ar neišleisti. Užprogramuoti, kaip sakiau, visada galima dar papildomus tikrinimus, kad iškart neleistų pateikti, automatiškai atmestų ir panašiai. Taip, tai man regis, mes su klausimais turbūt šiandien pasibaigėm, ko nespėjau atsakyti, tai dar eisim kavos atsigerti ir tikrai atsakysiu, prieikit ir pas kolegas galite paklausti, kolegos lygiai taip pat išmano patį funkcionalumą ir ką galima su to padaryti. Online'iems vartotojams mes atsakysim asmeniškai, vis tiek turim elektroninio pašto adresą ir pačius klausimus, tai atsakysim. Ir ką? Ačiū. Kaip? Dėkui.